Sveiki visi, su jumis aš Tauras su 15, sveiki atvykę į Cave Game. Ne į tą pirmą Cave Game versiją, bet žodžiu į Cave Game. Tai matote, aš esu Minecraft'o pirmoji versijai. Ir ką mes šiandien veiksime, apžiūrėsime, kaip atrodė Minecraft'as iš pradžių, ne pačiai iš pradžių, kur tik tai žolė ir cobblestone'as buvo, bet į šiek tiek dabartinį Minecraft'o versiją, bet nėra jokių kiaulių, čia tiesiog reikia griauti ir statyti. Kuo spaudžiame B, čia yra visi Minecraft'o blokai ir aš jau baigiau vis krakinti. Kaip lapai iš tai atrodo. Atrodo, jog mes esame Minecraft'o alpha versijoje. Ir fun fact, šitą Cave Game svetainės versiją sukūrė patys Minecraft kūrėjai. Galite nueiti šičia patys pasižiūrėti, galite susifilmuoti video, kaip žaidžiat čia. Jokių dar multiplayerių nėra. Ir jau baigiu balsą pamest. Ir atsiprašau, jog ilgą laiką nekėliau video. Tai dabar mūsų tikslas pastatyti namą va toj saloj. Čia flyjaus nėra, tai reikės kažkaip tiltą nusitiesti. Arba perplaukti upę. Pasidarome tokį keliuką. Dabar sutvarkome. Ir dar čia taip įdomiai status. Ir space'as neveikia. Žolės turim bloką, aš čia pats turiu užaugti. Panašu, jog neturim. Okay, dabar galime. Šičia. Dabar reikia mums išlyginti žemę šiek tiek, nors gal nereik. Čia pastatysim namui, čia džiauriai nepatogi valdos. Šitaip. Ar kaip aš turėčiau štai padaryti? Dauguma jūsų mėgstamiausių youtuberių kaip Edvis, Darius, Bėgėlis, o tokiame Minecraft'e jie pradėjo žaisti, nes Minecraft'o tokio kaip dabar nebėra. Tais laikais nėra. Stiklas yra? Aišku, kad yra. Gal smėlį pakeičiam į stiklą. Fun fact, kai aš dar neturėjau Minecraft'o legalo, kur aš dabar turiu, tai va tokį Minecraft'ą žaisdavau. Bandau pastatyti tokį dabartinį namą. Nors pagal kontrolės labai, kaip matot, nesiseka. Controlai, S, right there, left on, jump speed, press B, chat there, toggle for, kas čia dabar? Ai, čia tas kur rūkas. Save location enter. Ir jau beveik turime dabartinį namą. Langus sudedam. Dar žemė, jo. Tai reikės iškart žemė. Dar lovą atsimenu. Ir. Nėra, bet iš Vilnos statydavau. Tai šičia galima bet ką pasakyti. Bet su ribotais resursais. Ir turi priprasti čia žaisti. Nes daryti kažkaip nesinori kaip Minecraft'o valdytis. Siek čia svetainiai.
Jei neturite Minecraft'o, galite šitokį Minecraft'ą žaisti senovinį. Bet čia jokių vardinų dar nebuvo, dar čia ne tie laikai, kada Herobrine'as atsirado. Bet tiesiog kai kurie klavišai atsilieka arba tiesiog per jautrus. Čia. Pažiūrėkit, kaip akmuo atrodo. Vau. Šitaip galite pasidaryti dabar tai tik su resource packais. Arba su modais, jeigu esate tokie atsilikę. Ir su modais galime jūs nemokat susitvarkyti. O Dieve. Jei norite, kad pažaisčiau pirmą Java versiją, tai parašykite komentaruose ir surinkam 3 laikus. 3 laikus. Manyčiau, jūs sugebėtumėt pasiekti 3 laikus. Nors aš netoks YouTuberis, kad galėčiau pasiekti. Bet jūs mano kanalą valdot. Mano kanalo aktyvumą. Nu aš keliu video, tai kad jūs priversat mane kelti video, tai ne. Kas man su žodžiu šiandien? Šitaip. Mano šiandieno žodžiai tai tik tai šitai. Jau turime langą iš šitos pusės. Turime langą, turime duris, turime lapų. Ką dar turime? Aš atsimenu, kol dar neradau, jog egzistuoja langai, tai lapus naudojau kaip langą. Šitaip. Ir jau nebe šitaip. Žiūrėkit, kaip čia tas Minecraft'as atrodė keistai. Dabar stogą iš kažko reikės padaryti. Iš aukso bloko. Davai bus be stogės. Čia staunas, čia cobblestone'as, o čia staunas. Kai iš stauno padarysim, bet tokį, žiūrėkit, čia iškliaunu ir va štai. Nes jau kitų dar laiptų nėra, čia tiesiog teikia, čia tiesiog yra Minecraft'as tik tai sustatymo. Ir labai senas, kad netgi vadinasi Cave Game. Dabar čia. Va žiūrėkit, į mano namus žiūrėkit, kiek vertinat nuo 1 iki 10. Nu kaip Minecraft'ui, tai tokia versija, tai neblogi. Kai jau labai seniai tokia versija esi žaidęs. Dar lovą galim padaryti. Tai bus Minecraft'o lova. Lovą jau turim. Tiesiog tik tai Minecraft statymui. Tai va tiek. Su jumis aš buvau Tauras su 15. F5 šičia nėra. Nu, kai matėte, tikrai nėra. Su jumis aš buvau Tauras su 15 ir susitiksime kitame video. Iki kito karto su naujaisiais. O kur aš dabar?